pirmadienį į mūsų mokyklą atsiuntė laišką nuo Žemės. Žemė pasakojo, kaip žmonės jas nemyli ir teršia. Ten buvo įdėtos 3 nuotraukos, kur parodyta, kaip žmonės šiukšlina, iškerta medžius. Mes norėjom padėti Žemei dėl to, kad jinai buvo purvina ir norėjo mūsų pagalbos. Ieškojome sprendimų, kaip padėti tai Žemei. Mūsų komanda sugalvojo, kaip galima padėti Žemei, tai neteršti aplinkos ir pasistengti nemažinti ozono sluoksnio ir taupyti vandenį ir elektrą. Nedeginti padangų, nepildyti poreikio žaislais, nes gamina žaislus gamyklai. Ir nešeršti gamtos, nemėtyti visokių skardinių, pakelių ant žemės. Padarėme didelį tyrimą. Rezultatus pristatėme visai mokyklai. Geriausia nemesti į paprastas šiukšliadėžes, nes viskas keliauja į sąvartyną. Išmokome rūšiuoti šiukšles. Mes pažadėjom, ką darysim, kad žemė neliūdėtų ir sutvarkėm viską. Kai užaugsiu nestatyti gamyklų, nes gamyklos labai teršia. Aš noriu neteršti gamtos. Mes išlankstėm šiukšliadėžės. Mėlyna šiukšliadėžė skirta popieriui, antra geltona šiukšliadėžė skirta plastikui ir trečia žalia šiukšliadėžė skirta stiklui. Mes pastatėme šiukšlių dėžes ir išnešiom po visą mokyklą ir galėsim dar perdirbti daugiau popieriaus. Rūšiuoti reikia dėl to, kad tada būna tvarkingesnė žemė ir vėl galima iškeisti popierių, stiklą ir plastiką. Mes darėm apvalius ženklus, kodėl reikia taupyti išteklius. Įspėjamuosius ženklus iškabinome visoje mokykloje, kad visi taupytų elektrą, popierių rūšiuotų ir plautųsi atsakingai rankas. Mes per robotiką konstravome buldozerius. Tie buldozeriai, kad galėtume rūšiuoti, visą šiukšlę sustume į rūšiavimo skyrių. Mes išėmėme iš šiukšliadėžės visus popierius ir juos supilėšėm į mažus indelius. Tada, nors buvo nelengva, mums pavyko perdirbti popierių. Sodiname medžius, kad oras būtų švarus. Mes atrašėm atgal laišką, papasakojom Žemei, ką mes padarėm ir kaip mes jai padėjom.